Plaukimas yra viena iš saugiausių sporto šakų, kur mažiausiai patiriama trauma. Dabar norėčiau papasakoti, kokias traumas sportininkai kartais patiria dėl neatsargumo. Pirmiausia, negiliame baseine pavojinga atlikti šuolį galvute. Toliau, jei vaikutis nemoka laikyti taisyklingai lentelės, šokdamas su lentele gali patirti rankų traumą arba išsimušti dantukus. Bėgiodamas baseino zonoje gali paslysti. Šokdamas šalia virvės gali netyčia įkišti pirštą ir jį susilaužyti. Šokdamas nugarą gali atsitrenkti galvą į sieną. Mokytis visada reikia ne iš savo klaidų, bet iš kitų. Taip pat prašau pakomentuokite, koks yra nutikęs jums nelaimingas atsitikimas baseine. Tikiuosi, jums šitas video buvo įdomus, sužinojote kažką naujo ir jei jums jis patiko, prašau palaikinkite ir pasidalinkite.